Kokias dažniausiai klaidas padaro žmonės rinkdamiesi plyteles? Rinkdamiesi plyteles žmonės galbūt klaidų nepadaro, nes jie dažniausiai turi kažkokią išsvajotą vonią, bet jie dažniausiai perka plyteles paskutinę minutę ir tenka rinktis iš to, kas yra. Tai čia pati didžiausia žmonių klaida. Kaip ir ruošiesi namą statyti, taip kaip ir ruošiesi kažką gyvenime veikti, reikia planuotis. Taigi, perkant plyteles, manau, svarbiausiai turėti laiko, kad galėtum įgyventinti savo projektą, turėdamas laiko, o ne paskubomis. Tai iš tikrųjų pati didžiausia klaida, kad kai žmogus negali laukti, o reikia čia ir dabar, žmogus žino, ko nori, bet negali uždėti tai, ko nori. Nes meistrai užimti, meistras šiai dienai dievas, kuris darbų turi pusę metų ar ten metam į priekį ir sudėlioti grafikai, o tik jisai geriausias, tai žmonės geriau pasirenka klientai, kad pirks tą, kas yra sandėlyje ir nors čiučiut į tą jų svajonių lygį eina, o nelaukia savo išsvajotos vonios. Taigi svarbiausia žmogui turėti laiko.